mergelė. S1000XR 22 metų. SM9. Kaip atrodo, visi žinot. Trumpai. Temperatūra 2,9. Įsiurbiamo oro. Kas turit BMW, nesvarbu kokius senesnius, naujesnius, S1000 XR, tenai S1000 Streetus, Britvas, RR ir taip toliau. Visiems rekomenduoju nusipirkti ir susimontuoti AIT Relocation kitą AIT, tai yra įsiurbiamo oro temperatūros daviklis, kuris randasi tokioje vietoje, kur yra tikrai didelė temperatūra ir tie duomenys gaunasi iškreipti. Tie kitai galit pasigūglinti, parsiduoda įvairiai nuo 5 iki 8 eurų sumatęs. Daviklis persikelia iš tos vietos, kur yra gamykliškai, kur nors va tenais va į nosį, čia kur paima tikrą lauko temperatūrą, tada matuoja tiksliai, tada variklio valdymo blokas papildomai neriboja galios motociklui, kylant aukštesniai temperatūrai. Tai modifikacija nėra brangi, bet tikrai labai vertas dalykas, nebūtinai, net jeigu ir nežadat tuninguoti nieko, čipuoti ir panašiai, tą dalyką pasidaryti tikrai verta, dėl to, kad valdymo blokas matys, daug realesnius, tikresnius duomenis ir pagal tai galės valdyti visą tą dalyką. Tai ką, reguliavom kūrą pagal šitą, bakelis originalas, kelnės įdėtos Kitaiskos AliExpressas. Ten sakė, biški netitikimų yra kažkokių, bet bendram plane atrodo, kaip pasakyti, neblogai, kas liečia maksimalią galią, čia yra klausimas kitas. Esu daręs su originaliu, man atrodo, kelnėm, Krapovičiaus bakeliu, bet ten lyg tai buvo su katalizatorium, parodė maksimalius geresnius skaičius. Tai bakelis esmės nelabai sudaro su šita alkūnė, kaip pasakyti, gali, aišku, jeigu jo ten skylė labai neužglušinta maža, visa technologija yra kelnės. Jeigu investuojat, investuokit geriau į geras kelnes negu į bakelį. Originalas bakelis, jisai tikrai nėra šlykštus. Nedidelis, aš su tokiu net važinėčiau, man jisai labai neblogai atrodo. Geriau investuočiau į geras kelnes. Tai vat. Dar kas apie šitą mocą, pilnai suprogramavom visą kūro sistemą. Šitas motociklas turi wideband zondus jau. Vienintelis motociklas iš visų gamintojų nuo 20 metų šitą technologiją įdiegia, tai kuri turi tokią autoreguliavimo funkciją, jeigu jinai yra suprogramuota teisingai iš gamyklos, jinai išeina suprogramuota pagal visas eko normas, tai tie zondai, kaip pasakyti, jums naudos neduoda ir visų bonusų jūs negauna. Tik tai po remapo reguliavimo ant stendo jūs gali turėti būtent tą funkciją. Galima pavadinti autoadaptacijas, nesvarbu, kur jūs būsit, ar Lietuvoje važinėsit, ar į Alpes nuvažiuosit į kalnus, ar nuvažiuosit kur žiauriai karšta, nežinau, ten Ispanija, Italija plus 40, motociklas pagal matomą kūro mišinį automatiškai jum koreguos kūrą taip, kaip reikia, kad būtų visą laiką idealios kūro mišinio sąlygos. Tai va, ta funkcija yra būtina suprogramuoti, iš gamyklos neveikia. Toliau diesel cut funkcija, gazo sušvelninimas, biški ribotuvai nuimti ir taip toliau. Šitas mocas pasižymi, ir kiti galbūt naujesni, kad nuo žiemų jisai yra toks, nežinau, guminis, medinis, kaip jį čia pavadinti. Labai daug reikia, kaip pasakyti, duoti gazo, kad jisai kažką darytų. Sukant va tiek, jisai praktiškai nieko nedaro ir nevažiuoja, parodysiu keletą kreivių. Ir suprasit, apie ką eina kalba. Tai šitas variklis tikrai turi, kaip pasakyti, sportinį charakterį, panašų RRR. Tai turi gerą potencialą, žemuose, vidutinėse, aukštesniuose, maksimali galia pasiekti. Čia nėra maksimalios galios motociklas, jisai tikrai, čia ne tas pats variklis RR, jisai nepasiekia. Čia jį galima lyginti su Streetu S1000R. Maksimalios galių skaičius, tai va daugiau kaip ir nieko. Einam turbūt prie skaičių. Maksimali galia, tai temperatūra viduj. Pažiūrėkit, kokia temperatūra šiandien. Tai yra plus 3,8, plus KM2, net ir vėdinant, net iš lauko paduodant orą, vis tiek toksai karštis viduje, tai
atsiliepia skaičiam. Prie vėsesnio oro 100% tie skaičiai būtų geresni. Ant kiek jie būtų geresni, labai sunku pasakyti. Kadangi oro sąlygos labai nedėkingos yra šitam dalykui siekiant maksimalios galios skaičių. Tai to ištrauksiu dar su kūro mišiniu. Čia paskutinį sukimą. Tai kūro mišinys maksimalios galios gamykliškai. Tai kur jisai čia yra va toks. Nepasakyčiau, kad blogas, kadangi yra widebandai, tai jisai jau biški kompensuoja tą reikalą. Bet yra biški tokių duobių nereikalingų. Po korekcijos viskas va taip padaryta idealiai. Tai maksimalios galios čia išpešti kažko pas jį nepavyko. Net ir žaidžiant ten su visais žodžių parametrais ir taip toliau. Tai vat. Kita, kurią sudaręs yra video kanale 107.3 AG, man atrodo, pabandysiu grafą uždėti, pažiūrėsim prie kokių tenai sąlygų. Taip, va toks yra skirtumas, čia yra darytas prieš tai, o čia yra šiandieninis. Tai pažymim šiandieninį. Viršui, matot, jisai turi mažiau, ant 5 arklio galio. Apačioje jis taip pat turi mažiau. Šitoj vietoje va tik tai matosi. Toksai biški didesnis prieaugis. Šitie mocai maksimaliai galia jų nėra niekaip neapribota. Čia ne Amerika kažkokia ten, jeigu žiūrit kažkokias dinogramas ar video ir panašiai, su Amerika niekada nelyginkit, pas jos yra visiškai kita tema. Tai va toks rezultatas. Sąlygos, panašios sąlygos, nemeluoju. 17 laipsnių buvo prieš tai daryto, o šitas yra 31, 100%. Tas dalykas įtakoja. Taip, gerai, eisim turbūt nuo maksimalios galios ir žemyn. Viena iš aukštesnių gazo padėčių. Dabar yra 150 AG, buvo 115 AG. Šitas mocas yra, kaip pasakyti, turi labai didelį potencialą nuo žemų ir vidutiniuose. Ten gamintojas yra biški, kaip pasakyti, jį prismaugęs, pridusinės. Kūras va toks yra. Didelis kūro trūkumas, jisai dirba pagal lambda 1, tai kad ir stovi widebandai, nereiškia, kad motociklas dirbs automatiškai reguliuos. Ta prasme, jisai visą laiką statys ant lambdos 1 dėl to, kad gamykliškai yra taip būtent nustatyta. O dabar yra viskas šitaip. Padaryta ten taip ir kur mes norim. Tai manau galios trūkumo tikrai šiuo atveju nebus. Čia nėra kažkoks labai didelis laužimas, galima padaryti ir daugiau, bet pradžiai tokią konservatyvesnę versiją padariau. Pratestuos, jeigu pamatys, kad galios yra per daug, visą laiką galima galią primažinti. Čia yra midrange'as, vidutinis gazas, tai buvo 52 AG, dabar yra 105. Kūras analogiškai, va matot, lambda 1 iš gamyklos. Po korekcijos viskas pastatyta ten taip, kur turėtų būti. Čia prieaugis yra, kaip pasakyti, 50 AG yra, patys suprantat, ką reiškia motociklui. Taip, čia yra viena iš mažesnių gazo padėčių, bet ne pačios mažiausios. Tai va apie ką aš kalbėjau, kad šitas mocas iš gamyklos yra guminis. Jūs sukat rankeną ir sukat jos daug, bet jisai praktiškai nieko nedaro. Čia yra važiuojant 5 pavara ant stendo ir atsukus, tikrai nemažai rankenos. Praktiškai motociklas jisai nieko nedaro, jisai, va tai va galit judinti. Ta rankena jisai nieko nedaro, stovi visiškai vietoj ir neima nei tų apsukų. Mišinys čia toks, net neįmanoma išmatuoti prie tokių sąlygų realiai. Tai dabar po korekcijos yra viskas va taip, idealiai. Ir mocas jau tikrai reaguoja į gazą ir ima apsukas kreivę ant tokios mažos, tokio mažo pasukimo. Jinai natūralu, kad jinai yra tokia banguota.
nes mocas 5 pavara prie labai žemų apsukų, nu jisai turi didelį apkrovą ir jam sunku tiesiog išsikosyti. Kitas dalykas, sukant, nežinau, nuo kiek apsukų mocas pradeda šokinėti galas, tai gal ten čia važiuoklė, nežinau, palaukit, elektrinė, ne elektrinė. Gal čia elektrinė važiuoklė yra pasitai. Ir kai sukant, galbūt ten kažkokią klaidą metant spidometro mačiau, tai galbūt dėl to tas šokinėjimas vyksta. Nu, bet bendroj sumoj įtakos neturi. Tai va, tokie rezultatai su šituo reikalu. Trumpai ir aiškiai, kas turi XR-us, žinosit, ką iš jų plius minus galima padaryti. Tai kas turi tokį gamykliškai ir mastot, kad pas jūs gerai važiuoja, tai turėkit omeny, kad nu nelabai. Galima žymiai geriau patobulinti ir tuo labiau, kad yra ne vienas režimas. Tai iš tų 4 režimų galit savo pasirinkti, jeigu norit kažkur pasportuoti, nuvažiuoti ant žiedą ar kur pasitreniruoti, paguldyti, čia kaip pasakyti. Sakė guldo iki galo, va čia kojelės nulaužytos, tai užguldo normaliai. Tai manau, tas dalykas turėtų būti tikrai naudingas. Tai va, dar kart prasuku, paklausau, kaip jisai čia skamba bus ir tiek žinių. Paka visiems.